Labą dieną, kiek galima? O tai jūs negalėjot paskambinti? Man konsultacijos reikia. Nuo kada iki kada? Čia yra dabar, reikia konsultacijos. Oi, ponė. Panelį, paprašyčiau panelį Leukadiją. Šeimos medicinoje čia nėra jokio skirtumo. Sakykit datą, nuo kada iki kada reikia nedarbingumo lapelio. Bet aš ne dėl lapelių, gerbiamasis, aš dėl sąnarių. Oi, žinokit, tie simptomai yra visai nesvarbu. Sakykite vardas, pavardė, asmens kodas, nuo kada iki kada jums reikia pažymėjimo. Kokio pažymėjimo? Nedarbingumo. Tai kad aš ne dėl... Man skauda. Čia normalus COVID simptomas. Ibuprofenas, daug poilsio ir daug skysčių. Aš daktarė dėl kojos, man naktį taip nykšti sudūrė rupečką, kad pagalvojau, kad podagra, ne kitaip. Žiūrėkit, ponė. Panelį, paprašyčiau. Gerai, panelė. Žiūrėkit, mes čia nedarbingumo lapelius išrašinėjom. Aš esu šeimos gydytojas ir čia šnekučiuoti su jumis neturiu laiko. Tiesiog sakykit, nuo kada iki kada reikia nedarbingumo. Man pagalbos, klausykitės reikia. Man tyrimų reikia, gal man kokią hiperurikomiją. Oi, nu, panelė, kam jūs tos mandrų žodžius sakote? Yra covidas ir viskas. Aš kalbu apie šlapimo rūgšties padidėjimą kraujyje. Atsitraukit truputėlį toliau. Geriau būtų per Putino stalo ilgį. Na, bet čia kabinetas per mažas, tai tiek to. Tai gerai, žodžiu, jeigu jūsų nedusina, jeigu tik tai švelnus kosulys, tai tada nieko tokio, galite būti rami, aš jums lapelį išrašiau ant popieriaus. Va. Jums švelnus covidas. Daktarė, klausykitės, man podagra. Ašgi kai pastatau koją, tai ir tyliu, kaip vinimi, kaip kala į pirštą. Gal jūs vaistų kokių išrašytumėte? Žiūrėkit. Galime išrašyti, bet ne vaistų, o nedarbingumo lapelį. Tu mano, taigi, daktarė, priepuolis. Ir jeigu norėsite čiaudyti, tai nebijokite, čiaudykite, tik tai pridenkite savo veidą alkūnės linkiu. Koks dačia čiaudėsit? A, jūs žino, daktarė, klausykitės, kas yra podagra? Nereikia bijoti komplikacijų. Covidas į podagrą nesivysto. Tai iki kurios dienos rašyti nedarbingumą? Savaitės užteks? Tai jūs man, gerbiamasis daktarė, pasakykit, ar man užteks savaitės, kad skausmas sumažėtų, ar man reikia kokius inkstų tyrimus padaryti? Oi, ir be tų tyrimų aš jums duosiu tą nedarbingumo lapelį. Sakykit datą. Kada skausmas atsirado? Šiąnakt. Ne, nu datą. Iki kada tą nedarbingumą rašyti? Nereikia man to jūsų nedarbingumų. Tai ko jūs tada į tą polikliniką atėjot? O Jėzus Marija, pagalbos. Man skauda, nu padarykit kokį tyrimą. Leukocitų skaičių, CRB, eritrocitų nusėdimų greitį, nu. Panelė, vieninteliai svarbus skaičiai, žinokit, yra tik tai kalendorijoje. Nuo kada iki kada reikia rašyti nedarbingumą. Klausykitės, gerbiamasis, čia jums reikia nedarbingumo, o man gydymo reikia. Bet mes to neužsiimam. Čia poliklinika. Mes čia nedarbingumo pažymėjimus išrašom.